Super. Grįžtam į lietuvių kalbą, į Lietuvą 26 metai. Manęs pardavimų formulės komanda paprašė skristi čia, papasakot, kaip panaudoti dirbtinį intelektą, kaip jūs galėtumėt jį išnaudoti pardavimų didinimui, būtent daugiau bus sprendimų B2B verslas verslui. Gal išgirsiu šiek tiek angliškų terminų, aš jau šiek tiek pamiršau lietuvių kalbą, gyvenu Ispanijoje su tarptautinė šeima. Tai šiandien manęs vadovai klausia, kaip išnaudoti dirbtinį intelektą, ką automatizuoti, visiems aktuali tema, kaip likti konkurencingesniems. Problema čia, atsakymas problemoje. Šiandien pardavėjai, ypač B2B, praleidžia didžiąją dalį dienos, savaitės, mėnesių nepardavinėjant, nekalbant su jūsų klientais, potencialiais klientais, kiek jūs laiko savaitėje praleidžiate rašant laiškus, darant skambučius. Ir kiek jūs laiko praleidžiate tikrinant CRM, renkant duomenis, darant administracinį darbą. Čia yra problema. Ir man atrodo, daugelis šiandien jūsų gali sutikti, jog verslas verslui pardavimuose, kur reikia derybų, dideli sandoriai, čia dirbtinis intelektas niekada nepakeis gerų pardavėjų, bet jų darbas gali atrodyti kitaip. Šiandien yra daug daugiau technologijų, kurie leidžia jums daugiau laiko skirti pardavimams. Per paskutinius 10 metų turime 500% daugiau programinės įrangos. Tūkstančiai naujų pardavimų technologijų atsirado. Jei prieš 10 metų buvo 10 000, šiandien turim 50 000 duombazių, automatikos įrankių ir atsakymai yra čia kažkur. Industrijos atsiranda tam, kad taupytų jūsų pardavėjų laiką. Turbūt daugelis jūsų susiduria su dirbtiniu intelektu būtent su tokiu vaizdu, ar tai ChatGPT, Gemini, Cloud, jūs atsidarę chatbotą ir kaip jį čia panaudoti, kokį promptą geresnį parašyti, man atrodo, atsakymas ne čia slypi. Atsakymas slypi, kai jūs sujungiate dirbtinį intelektą su kitais įrankiais, pavyzdžiui, su elektroniniu paštu. Ir prašau, atkreipkite dėmesį, 14 minučių pristatymas, 10, parodysiu jums 14 įrankių, 14 skirtingų automatikų, tai jei nežiūrėsit, praleisite dalį sprendimų ir jei bent vieną pasimsit naudingą sprendimą, man atrodo, jau jums atpirks šitą bilietą N kartų. Aš klausiu savo chatboto, patikrinu mano elektroninį paštą, kas man parašė, kokie mano klientai, potencialūs klientai paskutinę savaitę ir iš karto gaunu bendras temas, kas rašė, kokia tema, prašau, neskaitykit mano asmeninių pašto, paslėpiau. Ir kad parašytų kažkokį man bendrą atsakymą. Vien dėl to, kad aš daviau prieigą prie Gmailo, aš jau dirbtinis intelektas žino daugiau kontekstų. Dar kartą, paprastas promptas, nenušlifuotas, įsinagrinėk mano pašto dėžutę, parašyk atsakymą ir iš karto lentelės atsiranda, kas man rašė su atsakymu. Taip pat mano chatbotas yra sujungtas su CRM, kur vyksta visi sandoriai. Ar tai Pipedrive, Salesforce, HubSpot atveju, rekomenduoju populiarius įrankius, kurie galėtų labai paprastai per minutę susijungti su dirbtiniu intelektu ir kitų įrankių. Kitas mano promptas, labai paprastai klausiu, išsinagrinėk mano geriausius klientus iš mano CRM, parašyk man industriją, su kuriuom geriausia dirbti ir rekomenduok dar man, su kuo toliau dirbti. Tai čia dabar angliškai biškį pasirašiau, nes aš jau pamiršęs lietuvių kalbą, noriu kažko specifiškai gauti ir mano promptas yra įsinagrinėti CRM, duoti man 3-5 idealiausias industrijas, su kuriuom dirbu ir gauti dar rekomendacijų, su kuo toliau dirbti. Tai mano chatbotas tikrina CRM, porą minutėlių ir jau turiu industrijas, kitus potencialius klientus, kuriuos rekomenduoja man konkrečiai pagal istoriją, pagal datą. Bet man atrodo, dirbtinis intelektas turi daug daugiau galios, kai sujungiam su internetu. Yra kategorijos, LinkedInas, yra data kategorijos, tada yra pardavimo automatikos. Ir čia jau jūsų chatbotas nebepribos. Chatbotas turi labai ribotą kiekį atminties ir kiek veiksmų gali padaryti. Jei paprašysite surasti gamybos įmonės Lietuvoje, jums gal 50 duos, nedaugiausiai. Mano chatbotas sujungia su specializuotu įrankiu, duoda 5000 įmonių, gamybos įmonių, čia parašau Lietuvoje, ir pateiks Excelį su informacija iš interneto, 5000
greitai pagalvojam. Ir turiu Excelį su gamybos įmonių Lietuvoje, svetainės, pavadinimai, dydžiai. Ir tos duomenys dar toliau galėsiu praturtinti, kvalifikuoti, įdėti į CRM. Tai čia vienas pavyzdys, kaip galima išeiti iš to chatboto ir gauti daug daugiau duomenų. Kitas pavyzdys, noriu labai praktiškai parodyti demonstraciją. Pakelkite rankas, kas praeityje ieško informacijos internete, kai reikia surasti kažkokius kontaktus, svetainės, sprendimų priėmėjus, galbūt rekvizitus LT ieškote elektroninių paštų, telefonų, galbūt darbo skelbimą, LinkedIn. Kas rinkote informaciją iš internetų dideliu kiekiu, kad užpildytumėte Excelį, kad po to galėtumėte daryti pardavimus. Pakelkite ranką, kam teko tai praeitie daryti. Nemažai jūsų, gal trečdalis kažkas tokio. Mano pirmas darbas toks buvo ir tai labai botiškas darbas, galima ištisus mėnesius pildyti duomenis kartais, kai reikia pačiam susimedžioti kitus sandorius. Parodau praktiškas skelbimas, CV bankas, nemoka pasiskiepis, iš karto surandam lentelę ir traukiam visus skelbimus. Nesvarbu, CV bankas, ar rekvizitai LT, CV online, LinkedInas, labai paprastas įskiepis. Vat matot, per porą sekundžių pažymė visą lentelę, aš parodau įrankiui, kur kitas puslapis ir dabar manais per visus puslapius šimtus ar tūkstančių duomenų trauks iš karto, čia per 5 minutės, per 10, man vat pardavimų, kaip tik skelbimų paieškojau, jei norite paieškoti naujų darbo pozicijų. Tai, vat matot, į antrą nuėjau puslapį, dar atsirado 99 dabar Excel eilutės ir taip eis, non-stop ir ištrauks duomenis. Labai paprastai, registracijos nereikia šitai įrankiai ir tai 50 kart greičiau negu ką žmogui reikėdavo anksčiau daryti, pildyti CRM. Čia yra CV banko pavyzdys, bet aišku galima daryti su daugeliu kitų struktūrizuotų duomenų internete. Ką toliau su šitais duomenim daryti? Kas man iš tų darbo skelbimų, svetainių? Parodysiu praturtinimo dar vieną įrankį, duomenų praturtinimas konkrečiai yra populiarėjantis toks įrankis, kur gali dabar man tos duomenis pravalyti, deduplikuoti, tada dirbtinį intelektą panaudosiu. Jisai suras įmonės svetainę, ką ta įmonė daro, kas yra sprendimų priėmėjas ir skelbimo ir įmonės analizė. Jis analizuos tą skelbimą ir galimai CRM papildys. Tai labai greita demonstracija, čia daug ko visko įvyks. Paprastai turiu skelbimą, turiu savo Excelį, Google Sheets ir tuos visus darbo skelbimus importuoju į kitą programą, kuri dideliu kiekiu atliks įvairių veiksmų. Tiesiog labai paprastai, greitai importuoju failą, įsideda čia miestas, darbo skelbimo nuoroda, įmonės pavadinimas. Šimtai ar tūkstančiai, man nesvarbu, manęs neribo šitas įrankis, jisai gali apdoroti duomenis labai greitai dideliu kiekiu. Įsidėjau 150 eilučių ir iškart vyksta veiksmai. Aš jau buvau susilipdęs automatikų porą. Turime ką dirbtinis intelektas, pravalo įmonės pavadinimą ir ieško įmonės svetainės, nes neturėjau duomenų. Ir kitas mano veiksmas surasti atsakingą žmogų, kuris priima sprendimus už tą pardavėjų samdymą, ar jei nėra informacijos, gal direktoriaus kontaktą man duoda. Tiesiog vardo pavardė, visada prieinama informacija internete, dirbtinis intelektas realiu laiku nueina į svetainę, vardas pavardė yra stulpelis ir dar paprasčiau surasti jo verifikuotą darbo elektroninį paštą, čia atsargiai su BDR. Ir šimtai man atsiranda duomenų šaltinių, tūkstančiai netgi per porą minučių, naudojant tokius duomenų praturtinimo įrankius ir eksportuoju aš į Excelį, į CRM. Ir toliau kažką toliau darom su jais. Labai paprasta demonstracija, kaip greit galima susikurti kažkokį AI agentą. Įdedu dar vieną eilutę, galim sakyti, susikonfigūruoju, pasirenku modelį, turiu jau promptą pasirašęs, įsinagrinėti skelbimą, ką tas pardavėjas pardavinės. Arba ką įmonė pardavinėja, nėra informacijos, parašyk B2B, B2C. Ir tūkstančius kartų gali dirbtinis intelektas nueiti į svetainę, į skelbimą tą specifinį, man 1 centą nedaugiau kainuos kiekvienas veiksmas. Ir taip galime duomenis apdoroti dideliu kiekiu, be jokių techninių žinių. Pažiūrim, kaip veikia. Matau, yra bitė pirmoji eilutėje. Ką bitė pardavinės, ką tas pardavėjas pardavinės, čia automobilių daliais matau. Ir realiu laiku dirbtinis intelektas ieško informacijos. Man unikalūs duomenys, galbūt man aktualu, gal jums neaktualu, bet dirbtinį intelektą įvairiai galite pritaikyti, jei promptą kažkokį rašyte, panašiai ir galėtumėte savo čia pritaikyti didelių kiekių net blogus rašyti.
Ir matome, bet tie interneto ryšių pardavinėja, interneto paslaugas ir taip toliau apie kiekvieną prašo. Šiuo atveju 150 eilučių galėtų būti ir 50 000 eilučių. Duomenys internetas, sakau, tai yra dabar labai lengvai prieinama visiems, daug pigiau negu anksčiau ir tai gali būti signalas aktyviems pardavimam. Šiandien įmonės skreipina informaciją iš interneto. Darbo skelbimai, tai CV bankas, Indeed, LinkedIn, rekvizitai Lietuvoje kaip pavyzdys, LinkedIno įmonė, žmonių, postai, net sekėjus traukia, Google Maps'o paiešką ir netgi reviewsus. Svetainėse taip pat irgi dideliu kiekiu traukia kontaktus, jei nurodite kažkokį kontaktą, tai dabar dirbtinis intelektas galimai jį surado. Turinys, technologijos, exhibitors dalyviai reikia kažkokių specifinių potencialių klientų ir netgi darbuotojų kaitą gali susekti realiu laiku. Pagrindinė industrija, kuri keičiasi dabar yra aktyvių, šaltų arba outbound B2B pardavimų pramonė. Dabar dirbtinis intelektas leidžia daug laiko čia sutaupyti duomenų rinkime, planavime elektroninių laiškų, LinkedIn veiksmų, skambučių iš karto pateikti su namų darbais pardavėjams skambinti ir taip galima aktyvius pardavimus padidinti net ir 10 kartų departamentą efektyviau. Čia mano vienas mymas, kur LinkedIn daugam patiko, tai 2016 metais, prieš 10 metų buvo labai paprasta. Renkame internete ranka duomenis, užsirašom į Excelį, skambinam 20 susitikimų, kažkas tokio. Šiandien yra tas procesas, sistema jau šiek tiek pasenusi, mažiau veikia ir kiti jau imasi daug daugiau specializuotų įrankių, dirbtinio intelekto, kad galėtų galimai turėti daug didesnį rezultatą. Ir atsiranda nauja pardavėjų kategorija Go-to-Market Engineers, kurie būtent daro specializuotas tokias automatikas, duomenų rinkimą, automatizuoja laiškus, LinkedIn veiksmus, tam, kad būtų daugiau pardavimų. Čia yra mano įrankių, pasidarykite nuotrauką greitai, rekomendacijos įrankiai 26 metams ir vėliau. Yra data įrankiai, susiras duomenų, kažkokių specifinių duomenų praturtinimo įrankių arba orkestravimo kategorija, prospectingas, kitokie agentai, sales optimization, tai pavyzdžiui yra klepas, kur online susitikimus įrašo lietuvių kalba ir transkribuoja visai neblogai. CRM-ai rekomenduojami ir kitokių dar automatikos įrankių. Tai viena auksinė taisyklė, jei pardavimai, kažkokie veiksmai nuolat pasikartojantys, greičiausiai galima įspręsti tuos veiksmus automatizuoti su prenumerata. Ne Netflix'o, bet viena greičiausiai prenumerata įrankių iš šito didelio žemėlapio. Tai atsiranda nauja dilema, ar naudoti dirbtinį intelektą, ar žmogų. Tai mano atsakymas grįžta prie šito. Automatizuokit tai, kas padidintų jums daugiau laiko dienoje kalbėti su klientais gyvai ar nuotoliu, kad būtų kuo daugiau kontaktų su jūsų klientu ar potencialiu klientu ir kuo mažiau būtų viso to, kas įmonėms labai brangiai šiandien kainuoja. Auksinė taisyklė pardavimų neautomatizavimui. Jei reikia kurti pasitikėjimą su žmonėmis, vykdyti susitikimus, dėrybas, kompleksinius sandorius, tada užduoties geriau neautomatizuoti. Ir keletą paskutinių įžvalgų, tai sakyčiau, šiek tiek Lietuva atsilieka nuo Amerikos įmonių, kai kalba eina apie pardavimų technologijas, procesų sistemas. Stebėkite daugiau, ką daro amerikonai arba vokiečiai netgi, nes tiesiog dirbant su komandom pastebėjau, kad čia šiek tiek atsiliekame. Ir paskutinė mano įžvalga, jei norite likti konkurencingi, ypač B2B pardavimuose, jeigu bet kas gali nusipirkti AI agentą už ten 50 eurų ar 500, tai greičiausiai tai nėra konkurencinga pardavimų sistema. Konkurencingą pardavimų sistemą turbūt reikia vis tiek patiems kurti, tobulinti, kad jūs padarytumėt geriau už konkurentus. Dabar ateityje matysime greičiausiai daug spamo ir tie, kurie investuos šiek tiek daugiau laiko į įrankius, procesus, į geresnės žinutės, tie laimės. Ir viskas. Ačiū Jums už Jūsų dėmesį. Jei norit, galite susijungti su manim LinkedIn.